Some butterflies deep inside of me this morning. Yeah, it's been some time I didn't have. Oh yeah. And I went, oh yeah. And I feel oh yeah. And I oh yeah. What a beautiful, beautiful day. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Trečiadienis atrodo kaip pirmadienis būtent man, kodėl? Todėl, kad po atostogų pirmą dieną vėl į mokyklą, 6 pamokos normaliai, oras žiauriai geras, kai matėte vis tiek toks nuostabus, saulutė šviečia, nuėjome, padėjome kamerą, viskas gerai. Lūpas kaip ir škėčia, aišku, ir patepta, tai dabar sutraukta šitas vietas, taip, ojojoj, kaip sustingė, bet nieko, tai yra gerai. 5 atsikėliau. Kodėl? Todėl, kad tiesiog norėjau atkelti, niekada taip nedariau, bet tiesiog atkėliau, su telefonu biškai pabuvau, nuėjau, nusiprausiau, sustvarkiau, viską ten įsiplau, gal ten panašiai, va, pavalgiau, apsirengiau dabar jau ramiai. Dėl to, kad laiko atsikėliau, nežinau, tiesiog taip paėmiau, sakau, reikia atsikelti, kad pradėti dieną užtikrinti normaliai, taip gražiai, kad viskas būtų nuostabu. Tai va, draugai, turim nuostabią dieną, džiaugiamės gyvenimu, būnam laimingi, gydomės lūpas, jau to jas išgis. Bus ramu, tikrai nebedaug liko palyginus, tik čia, tai čia jau menknikis, tikrai menknikis. Apsirengius rūbais, kuriais sakiau, kad nusipirksiu, sakiau, kad parodžiu trečiadienį, tai va, kaip atrodau, nežinau, gal normaliai, gal ne, iš tikrųjų dar nežinau. Please, please, please don't pass me. Please, please, please don't pass me by. Yeah. Everything you know about me, baby, you gonna have to change. You gonna call and buy a brand new name. Dar viena diena mokykloje baigta. Ramiai, gražiai, nuostabiai. Tai kaip buvo kaip ir po atostogų, tai kaip ir nauja iš tikrųjų, ne dar viena, todėl, nežinau, čia tokia painiava, bet niek. Tai va, pati diena tikrai buvo gera mokykloje, prasidėjo su mokslas į matematiką, tada lietuvių paskaitėme visą pamoką, o tada buvo jau susirinkimas tenai dėl egzaminų, ten kalbėjo viską, ten paskui psichologija dar buvo, reikia ten kalbėti, ypač nusteiks egzaminam, kad neišlaikysi, tai neišlaikysi, va tokios šnekas taip mane užknyso, ta prasme. Kai aš vis tik kalbu, kad ten viskas bus gerai, reikia tiesiog savim tikėti, save nugalėti ir kitą patį kiti sako, ir ta prasme tokias nesąmonės sako net be jokios motyvacijos iš savo balso. Tai man taip negražu, tada taip, nes žinai, kaip pats stengiasi, viską gražiai stengiasi sakyti širdies, tenai tiesiog, kad va, turi tikslą ir kala jį. Tai kažkaip nelabai bent jau man, aišku, nieko nepadarys. Tada paėmėm matematiką vėl, pasimokinom normaliai, parsivežėm sesę, nes vis tiek viena prie kitos mokyklos tikrai netoli, tiek pat pamokų parsivežiu, viso, ramu. Dabar op, sakau, reikės atsinešti malkum. Čiūtikas pašertas, aišku, reikės darai tai paklausti. Yeah, I like this. I said I had a bad morning, yeah, carried over from the weekend, dog. I've been thinking about home, Lord knows I can never make it easy on myself. Taip, iš tikrųjų, atrodome tikrai nepriekaištingai, ne? Lūpas gyja, viskas gerai, tepamės greičiau išgydime, nes bus tada taip ramu, vėl gerai atrodysime ir vėl būsime iš tikrųjų kaip 5 procentais laimingesni negu dabar esame. Tiesiog toks labai paprastas dalykas, ne? Nešėm alkoholį vieną glėbį, didelį pečių lyg ir užkūrėm, manau, užsikurs, tai yra labai gerai. Bet aš pastebėjau, kad mes tą laiką gyvenime labai daug skubame. Pavyzdžiui, biškai pabūnti, viskas varai kažkur kitų dalykų daryti ir man tai pasisas tas dalykas yra, bet tiesiog nemanau, kad reiktų kartais labai skubėti viską daryti. Pavyzdžiui, malkas sakė, nešyti ir viską daryti, staigiai. Tai nėra gerai, manau, bet visi mes tai darome. Ir manau, reikia kažkaip pradėti išmušti tą visą greidumą, tiesiog biškiuką kartais atspalduoti. Eiti tą vadinamą pasroviui šiek tiek, taip lengvai, po biškį, negreitai ir pasidžiaugti kiekvieno momentu, nes mes labai greit skubam, viską darome ir kažkaip tie momentai tokie tampa bereikšmingi, manau. O pavyzdžiui, tokie kaip Tucikai, jie labai vertina tokius dalykus ir kai būni su jais, manau, jiems būna pas nuostabiausias dalykas ir kai nebūni, kažkaip, manau, žiauru, bet nieko nepadarysi su tuo, reikia stengtis tą laiką gražiai kažkaip sudėlioti, kad viskas būtų nuostabu. Šiandien reikėjo ten grafinį dizainą, 7 pamoką, tipo, ten sakė, mokytojai dirbs, tipo, nuvaryt, bet aš visai atsivežiau namo, tai aš tikrai negalėjau to daryti. Ir atlikau egzaminą, nemokytojai, tas žodis, kaip sakant, sakėme kažkada, kad išmesime jį, bet jau senai to nedarome. Kaip vartojame jį, taip vartojame. Bet nieko, tokie dalykai yra tokie, bet kaip ir sakiau. Aš laikau egzaminą neįnai, todėl man asmeniškai tikrai nėra skirtumo su dalyku, nes aš kai norėjau stoti vieną vietą ir sužinojau, kad tenai šis metas nepriema. Man nebereikėjo tam aišku egzaminų, todėl aš dabar tiesiog va, koks man skirtumas. Iš tikrųjų, taip nesimokinkite iš manęs to, bet toks ir aš kartais esu, bet ši dalis tokia biškai blogesnė mano, todėl visą laiką geriau imkite iš mano epizodų tik pozityvumą, tą laimę, tikimas savo svajonių ir viskas.
They say, hey, Mr. Big Stuff. Hey, Mr. Big Stuff. Who do you think you are? Oh, no, but I move to my rhythm, bounce to my step. They won't know what hit 'em when I hit 'em with the flag. Lost for a minute, I was living out of debt. But now I'm on the mic like Chad. 1, 2, move, get out the way. Hit 'em with the blues, but they ain't here to stay. Got a whole new tune that'll make your hips sway. Booty shake, earthquake, goodness sake, just make them that feel so good inside. A little bit of wrong, but it feels so right. It's good for the soul. Some peace of mind now, darling. Yeah, yeah. I won't change a thing, no. 'Cause everything is alright, alright. Yeah, yeah. It's all in the words we say. Oh yeah, we gon' sing it all night. Kažkaip man šitas megztinis nelabai patinka, labai tokia didelė šita, tada kažkaip nežinau, lieva atrodo, bet nesvarbu tokie dalykai. Tai va, paėmėm, pavalgėm, pasportavom, iš tikrųjų jau netgi ir pasportavom 6 valandas, tokie paukščiukai švilbo garsiai. Padarėm šiek tiek pamokų, labai nieko neužduota, todėl tai yra gerai, nors ir tam iš tikrųjų neužkraunam, todėl taip gal ir yra, bet vis tiek pasižiūrėjau, maždaug paklausiau, tai matematiką pasidariau, viso, sesiai darbiškai prie namų darbų padėjom truputį, bet tokie dalykai, žinote, labai lengvai tenai, 8 klasė, tai easy. Šiandien kažkoks man toks biškai ramesnis ir geresnis epizodas, nes kažkaip tiesiog vėl įsivažiavim ritmą, o man tai labai patiko. Buvo toks vienas klausimas. Ar tiki horoskopas ir koks tavo horoskopas? Tai va, aš esu avinas, jei niekas nežinote, kovo 26 mano gimtadienis, todėl va taip ir yra. O ar aš jais tikiu? Iš dalies ne. Kodėl? Todėl, kad jie nieko nesudaro, jie nieko nereiškia. Ta prasme, gal su tais, kad jį pasiderinamumas ar kažkas tokio, gal ir atspėja žmonės. Iš tikrųjų taip, gal ir atspėja, tą visą išpranašavo gal ir teisingai, kad ten kai kurie tenai tipo charakterį ten sutampa, ten labai gerai viskas, kai kurie ne, paukščiukai, man biški putlėk, nu. Kai charakterį sutampa ar kažkas tokio, bet tikrai viską nespėja ten, pavyzdžiui, kad tu ten šią savaitę uždirbsi ten pilną pinigų, ar tau ten pasiseks, ar kažkas tokio. Taip, gal kokiam vienam iš tų visų taip pavyksta, ar tai pasidaro, todėl gal kartais kažkam ir atsitinka taip, kaip parašyta, bet man dažniausiai tai tikrai taip nebūna, kaip parašyta ir net nepajaučiu aš to būtent. Ir šiaip tokia iš tikrųjų vieną įdomią temą davė, apie kurią, manau, pakalbėsime šiek tiek vėliau kitos epizodas, tai yra susijęs su mano krepšiažiūru. Vienas žmogus parašė, kad turbūt būtų labai įdomu tavo visiems ten žiūrovams panašiai išgirsti šią istoriją. Iš tikrųjų, jinai įdomi, nes aš buvau visiškai netgi pamiršęs apie krepšio ežerą, kas jame ten buvo, ar kas yra nutikė, ar kokia ten istorija, tokia iš tikrųjų iš dalies įdomi. Todėl kažkuriame epizode, kai labai neturėsime gal kažko tokio, tai galėsime apie tai pakalbėti labiau. O taip, iš tikrųjų visą laiką klauskite draugai savo klausimų. Aš pavyzdžiui, kai labai nieko neveikiu, pamokų ruošiamės egzaminams ir taip toliau. Tai tiesiog, jei užduosite klausimų, aš kažką veiksiu, galėsiu laisvai atsakyti ir bus, manau, linksma ir bus geresnis epizodas negu nieko. Aš šiaip kalbant apie epizodų stilių, apie epizodų filmavimo trukmę ir panašiai. Tikiuosi jums patinka tokia būtent ilgoma tokių 10 minučių epizodai, nes jie nėra per ilgi ir per trumpi, tiesiog jie, manau, netėma labai daug laiko iš jūsų, bet ir nepavogė daug laiko iš jūsų. Ajajaj. Tikiuosi iš jūs netėmo to laiko ir nepavogė iš jūsų to laiko, tiesiog tada viską gražiai sudėliojat, kažkiek įkvėpiu jūs, tai yra svarbiausia. Ir taip, ačiū Dievui, kad čia yra tik tai S6 jautrukas ir nieko blogo jam ką tik neatsitiko, jis nedūžo, nieko normaliai viskas. Nes, sakykim, būtų koks naujas telefonas, tai būtų... Cause you flame a buck now, flame a buck now, flame a buck now. Man šitą kartą patinka taip filmuoti kokią mamos šitą šedevrus ar kažką tokio dangų, nes biškiuką praskaidrina, pakeičia tą epizodą tokią trukmę, nes kažkaip tada gali taip šiek tiek praleisti kažko, ta prasme, ir gražiai vėl pradėti kalbėti, ne tai, kad, o pakalbė, staigi vėl tik kalbėjimas, todėl aš mėgstu taip kartais įdėti kokį vieną kitą vaizdelį, kad šiek tiek atitraukti nuo kalbų, kad viskas palėtėtų, vėl suskausmėt ir vėl galėtų klausyti, ką aš šneku, nes aš kai šneku gal jums sunku būna. Bet tai, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Iš tikrųjų, buvo nuostabu šiandien pakalbėti su jumis, buvo nuostabu filmuoti šį epizodą. Dar viena diena, dar viena nuotykiai, iš tikrųjų, užskaityti diena, manau. Judame tolyn link savo svajonių. Ačiū visiems už pozityvius komentarus. Girtu metu, manau, pasidalinsiu tais komentarais su visais, nes ne visi būna perskaito jos, todėl galbūt įdėčiau ir patį vlogą, todėl... Iki, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote, tiksime ir tos kitų epizodų, su kitais nuotykiais. Prenumeruok, neprenumeruok, svarbiausia tiek savo svajonių, būk laimingi, šypsokis daug ir atsimink, kad gyvenime svarbiausias esi tu. Ir tu viską gali pasiekti, tiesiog pakeisk savo mintis, nebijok savęs ir įveik viską. Niekada nepasiduok. Elementaru. Ir to pačiu sunku. Bet viskas yra įmanoma, draugai, tikrai viskas.
sėkmės ir stiksime rytoj. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Įvairumas yra. Aivar 18 metų, pasveikinimas, pabaiga originali. Niekas tokių nedaro, todėl man taip